Alvids Masals parodys, ką reikia susirėžti sistemėlį. Vienu žodžiu, kas jums reikalingas ir va, sistemėlį visą, akmau, aišku, bet kokiu atveju produkts. Labai lengva, pradedam nuko visų pirmo, dedam akmenį maišėlį, reikalingas svoriau, kad nenuneštom ir nenuplauktom ten, kur nenoriam. Tada susirišat mazgą, galite užrėžti dviegob, va, kad būtų didesnis, tu mazgą kišam į maišėlį. Kišam į maišėlį ir maišėlį šitą tortų ikšniurėlį užrišam. Viskų reiškit protingą, neusiverškit labai, nes čia daugkartinis reikalas, jį panaudosi tikrą daug kartų. Va, nieks čia nikur neįslys, protingą užrišot su kilpelį, super. Matot, viskas nebištrauk, sunsikeita, nes mazgas ir didesnis ir užsiriš. Viskas, toliau kumas darom. Toliau reišk, pasirenkam kokiam noriam aukštį, nužemės kabutom, reišk mūsų produkts. Tai va, pasirenkam, aš sakau, kokiu 30 cm daleiskim šiuo atveju ir aš to veito užsirišu mazgą ir tu mazgą reikėtum irgi neužveršti, kad uns gal užrėšio do, kad neiškristom kartas, biš pratirps, kaip saka, būtų vis garantuočio, va, nereik užveršti, nes kada šniūrs piš primerks, užsitemp labai ir po to sunku, kaip sak, atrėšti, kad norėsit pakartotiną uždėti. O pakartotiną tikrą norėsit, dėl to, kad žuvį norint išlaikyti, reik paskui dėti. Va, jau mes turim tokį variantą. Ir va, viskas čia stovų. Toliau ein, reiškia, pagrindinį plūdė. Ir mums reikalinga dabar užsimauti plūdė, kad mes galėtumėm, reiškia, nustatyti irgi, kokiam aukštį reikėtų pamastyti, koks vandens gylis ir. Nes dabar, va, rodau, gal reikia paėti, šitą bus geriau. Matyt, reiškia, esmė kokia ir. Koks vandens gylis. Aišku, ta plūdė ir čia galbūt, bet aš sakau, gal kartas kažų nevaidyda kažku. Tai jeigu, kad nebūtum vandens viršaus svarbu, ta plūdė turi būti vandenį. Tai va, daleiskim, įsivaizduokam, kad mes čia turim, žvejojam 1,5 metrą gylį ir va, čia šitą užrašų dar vien. Mazgėlį irgi neužveržu ir mes jau turim va tuik reikal. Ir va, ten pasided, ta šitą plūdė, laiktų masalkams būtum čia. Viskas apskaičiauta, nieks nenuskės, nebus, kad taip nukres. Plūdė laik va čia. Ir toliau dar esminis dalyks. Jau čia kaip kas sugalvojit. Čia galbūt taip įmėsit viskas sok. Reiškia ir dar vieną plūdelį, kurio pasidarykit, reiškia, palei vandens gylį, kad jūs atvažiavę galėtumėt atsekti, reiškia, kurio veito ir, jūs tas šniūrs. Kų norėčiau pasakyti, iš patirtais, nes čia dėjau tos rūzgų tvinkinius, esminis dalyks ir nepasileikite ilgų šniūrų. Jeigu jau to veito nutarė čia ir pasimiruoti normaliai, nereikia ten tintaliuot, paskui žvejot bus jums sudėtinga. Geriausia, kad būtum, kad pavyzdžiui, ant vandens paviršiaus ir va, beveik kitens. Šiek tiek. Nes jeigu bus ilgas gals, un šios laik paleivėjai krypti, reiškia aplinkų plaukio, ir niekam nereikalinga tai ir. Tai va, viršaus įrišta plūdėl, viskas, super, paruoštas sistemėlį, dedat ir laukat žuvėlių, garantuota bus. Okay.